Kaip pasveikti ir būti sveikam? Taip, aktualus labai klausimas iš tikrųjų, kai tiek naujų ligų, naujų susirgymų, žmonės susiduria su tiesiog prasta gyvenimo kokybė. Kai tu kažko negali, kai tave apriboja, tai yra labai sudėtinga. Ir kaip su šituo tvarkytis iš tikrųjų, iš vienos pusės tai yra labai paprasta, iš kitos pusės yra sudėtinga, nes žmogus užsiciklina tiesiog ant ligos, jinai jį įtraukia į savo valdymo zoną ir išeit žmogus kitą kartą net neturi galimybės. Noras dažniausiai būna, kad nori pabėgti, nori būti sveikas, nori vėl grįžti, bet jau būna uždarytos duris. Ir ką daryti? O daryti yra paprasta. Žinoti visų pirma priežastį. Priežastis yra dažniausiai nėra labai giliai, bet kodėl jinai nėra matoma, todėl kad praėjo laiko tarpas ir tai mumis klaidina, mes negalim atsekti. Mano mokykla Dianos Petrauskienės. Aš esu kvantinė psichologė. Tai yra sritis, kuri vieni vadina tai regresologija, psichologija, kiti naujo amžiaus psichologija. Kvantinė psichologija yra būtent giluminis lygmuo, iš ko mes padaryti, vadinami kvantai. Kvantas, kaip jūs žinot, turbūt iš fizikos, jisai arba dalelė, arba banga. Ir šitam lygmenį, kai mes jau nueinam, įsigilinam, mes puikiai tada galim tvarkyti iš šito lygmens. Tik tai, iš nieko kitur. Jūs galit medituoti, jūs galit manifestuoti, jūs galit, nežinau, ką norit daryti. Bet problema yra tame, kai tu struktūros nepakeiti, energijos nepakeiti, konsistencijos, energijos tankumo, spalvos savyje. Tai niekas negali įvykti, tu nepanaikini priežasties. Visą šitą jūs galite išmokti mano mokykloje, Dianos Petrauskienės. Mokslai prasidės nuo rugsėjo mėnesio ir vyks iki pusės metų. Manau, net sunkiausią ligą galima išgydyti. Aš nesiūlau nei pas daktarus, gink Dieve, bet lygiagrečiai dirbant su savimi, giluminiam lygmenį, tikrai rezultatas bus. Nes ligų nėra nepagydomų. Yra tik tai, kaip sako žmonės, nes nenori keistis. Visą vasarą tuo pačiu bus įvadinis mokymas. Kiekvieną savaitę po 2-3 valandas, savaitgalį vyks nuotoliniu būdu, nuo birželio 15 dienos. Jūs galėsite susipažinti daugiau su mano mokymu, mano sistema, mano įrankiais. Ir jeigu jums tai tiks, prašom registruotis į mokymo programą. Registruotis galima asmeninę žinutę, Telegram, Facebook'e, TikTok ir WhatsApp programuose, kanaluose. Visų laukiu.